Sveiki visi, šiandien servise 007 štai turim tokį gražų Toyota Camry automobiliuką. Tie, kurie tik pradėjo žiūrėti šitą video, iškart pasakau, kad netrukus būtinai parodysiu, kaip gražiai yra padarytos šio automobilio lempos, tai turėkit kantrybės ir pasižiūrėkit. Na, o šiam automobiliui, kuris atvyko pas mus iš Vilniaus 22 metų, iš Amerikos, amerikonas, kamriukas, važiuos pilnai, sakykime, su Prince dujinė įranga, tai yra 2,5 litro hybridinis automobiliukas, dual injection, tai reiškia, kad 4 cilindrai variklio turi 8 benzininius purkštukus, 4 aukšto spaudimo ir 4 į kolektorių, MPI variantas. Taip, kad dėl ko sakau pilnai važiuos, ne visų 100% be abejonės pilnai, bet su Prince sistema jisai važiuos grubiai naudodamas nuo pusės iki litro benzino 100 km bent jau šituo šiltuoju periodu, na, o dujų sąnaudos bus grubiai tarp 6 ir 7 litrų. Tai gal net kas važiuoja itin ekonomiškai tik mieste, gal net ir geresnės išspaus sąnaudas. Bet šis automobilis bus naudojamas komerciniais tikslais, tai be abejonės tų kilometrų privažiuos labai nemažai ir sistema be abejonės pakankamai greitai atsipirks. Tai kaip jau ir minėjau, sumontuota Prince dujinė įranga, labai trumpai apie komponentus papasakosiu, pats valdymo blokas štai šitoje vietoje, diagnostinė jungtis tam, kad galėtume prisijungti, kalibruoti sistemą, dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas greta saugiklinės ir saugiklių dėžės, greta pačio valdymo bloko. Be abejonės didžiojų signalų mums visi signalai iš principo, kurių mums turbūt reikia, yra paimti tiesiai prie pačio benzininio valdymo bloko, jisai būtent ten toje vietoje yra. Dujiniai purkštukai Keihin, EVP 500 elektrinis dujų reduktorius, dujinės fazės filtrai netgi 2 sumontuoti klientui pagidaujant ir slėgio davikliukas, viskas čia gražiai kompaktiškai, specialūs gamykliniai laikikliai, apsauginės gofros, specialūs laikikliai nerūdijančio plieno, teflonų dengtos žarnos garantuos, kad jokių kvapų dujų nebus nei aplink automobilį, nei variklio skyriuje, nei aplink. Tai va, variklis puikiai dirba dujom, perėjimai sklandus, tiesiai į dujas, jokių vožtuvų klaksėjimų, nieko. Pats asmeniškai turiu automobilį taipogi būtent tokių pačių variklių, tai yra A25A/FXS arba FKS, jeigu tai būtų ne hybridinė versija, bet šiuo atveju įranga iš principo identiška. Tai mes montuojam tik geriausią Prince dujinę įrangą, nes lenkų alternatyvų jau kaip ir yra, žinau, kas montuoja, bet kiek kalba klientai, kad ten turim apie 30% benzino, plus visokiausių kitokių niuansų, o čia jau tikrai žinom, kad sistema veiks puikiai, sklandžiai, be jokių problemų, taip ir yra, taip ir pats, kaip minėjau, asmeniškai važiuoju, taip ir Camrys be abejonės taip pat važiuos. Viskas švaru, gražu, nuvalyta, paruošta atidavimui. O kur sakiau pradžioj, kad parodysiu būtinai, kaip veikia ledai šio automobilio, tai būtinai jums parodysiu, kolega paims ir nufilmuos. Tai va, įvertinkit, Toyota, gražu, dailu ir bamperis, ir spalvos. Kaipgi neparodys ir nepasigirsi, ar ne? Bet čia dar ne viskas pabaigta, dar turėkit kantrybės, luktelkit. Tai va, toks DRL variantas. Tai va, visai neblogai, pripažinkit, atrodo. Tai va, tai tęsiam toliau. Tai dujinės įrangos perjungimo mygtukas sumontuotas centrinėje konsolėje. Aš gal dar pridėsiu, kadangi čia dar matot nepabaigti darbai ir dar centrinis airbagas, tik tai izoliacija priklijuotas, tai toksai procese variantas. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, kaip minėjau, bus naudojamas komercijai, todėl yra padarytas iš karto pilnas pildymas, vadinasi, atsidarę iš karto jungiam pistoletą, jokių perėjimų mums junginėti nereikia, gražiai viskas užsidaro. 67 litrų balionas atsarginio rato vietoje, bagažinės dugnas lygus, švarus, gražus, be jokių problemų, viskas čia pasislėpia dailiai. Tai va, balionas sudėtas, aplinkui dar truputėlį netgi erdvės kažkokios turim. Tai va, tai tiek apie kokybišką Prince dujinės įrangos montavimą į šį dvigubo įpurškimo automobilį. Jei turit ar Corolla, ar Camry, ar Ravą, ar kitą su dvigubo įpurškimo varikliu automobilį, turėkit omeny, kad šiai dienai jie yra be problemų sprendžiami ir dujomis galima visai be problemų važinėti. Taip kad jeigu bus aktualu ir įdomu, susisiekit ir apie tai padiskutuosim. Ačiū.